Įsivaizduokite vietą, kuri dešimtmečius buvo tokia slapta, kad Jungtinių Amerikos valstijų valdžia oficialiai net nepripažino jos egzistavimo. Vieta, virš kurios dangoje žmonės matė keistus objektus, o kiekvienas bandymas sužinoti, kas vyksta teritorijoje, palikdavo daugiau klausimų nei atsakymų. Ar ten buvo kuriami pažangiausi pasaulio kariniai lėktuvai, o gal kai kurios legendos apie ateivius atsirado visai nebe priežasties. Nevados dykumos gilumoje slypi viena garsiausių ir paslaptingiausių vietų pasaulyje – Area 51. Per daugelį metų ši bazė tapo tikru mitu. NSO stebėjimai, paslaptingi liudininkų pasakojimai, nutekinta informacija ir sąmokslo teorijos pavertė ją vieta, apie kurią girdėjo net tie, kurie niekada nesidomėjo kariuomenė ar kosmosu. Įdomu tai, kad net ir šiandien susidomėjimas tokiomis istorijomis nemažėja. Pastaraisiais metais Jungtinių Amerikos valstijų valdžia paviešino informacijos apie vadinamuosius neatpažintus anomalinius reiškinius, o tai tik dar labiau paskatino diskusijas apie tai, ką iš tikrųjų žinome apie paslaptingus objektus danguje. Tačiau kuo daugiau žmonės bandė išsiaiškinti tiesą, tuo labiau ji atrodė nepasiekiama. Kas iš tikrųjų vyko už šios bazės vartų? Kodėl Area 51 buvo slepiama nuo visuomenės tiek ilgai ir ar bent dalis garsių istorijų gali būti tikros? Šiandien pažvelgsime į Area 51 istoriją, slaptus karinius projektus, garsiausias NSO legendas ir bandysime atskirti faktus nuo mitų. Area 51 istorija prasidėjo visai ne nuo ateivių ar NSO istorijų. Iš tikrųjų viskas prasidėjo šaltojo karo metu. 1950-aisiais įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Sovietų sąjungos sparčiai augo. Abi valstybės kūrė branduolinius ginklus, lenktyniavo dėl technologinio pranašumo ir stengėsi sužinoti kuo daugiau viena apie kitą. Tuo metu Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su rimta problema. Nors karinė galia augo, amerikiečiai turėjo labai mažai patikimos informacijos apie tai, kas vyksta už geležinės uždangos. Palydovinės žvalgybos tuo metu dar nebuvo, todėl reikėjo kito būdo stebėti Sovietų sąjungą. Sprendimu tapo itin slaptas projektas – naujos kartos žvalgybinis lėktuvas, galintis skristi aukščiau nei bet kuris kitas tuo metu egzistavęs orlaivis. Tačiau tokiam projektui reikėjo vietos, kur būtų galima dirbti visiškoje paslaptyje. 1955 metais buvo pradėta ieškoti nuošalios vietos, kur būtų galima vykdyti itin slaptus naujo žvalgybinio lėktuvo bandymus. Jų dėmesį patraukė vieta Nevados dykumoje šalia išdžiūvusio Groom Lake ežero. Pasakojama, kad Kelly Johnsonas pamatė šią teritoriją iš oro iš karto suprato jos potencialą. Didžiulis lygus ežero dugnas galėjo būti naudojamas kaip natūralus pakilimo takas, o aplinkiniai kalnai suteikė papildomą izoliaciją. Iš pirmo žvilgsnio ten nebuvo nieko ypatingo. 100 km tuščios dykumos, beveik jokios civilizacijos ir natūrali apsauga nuo smalsių akių. Dar vienas svarbus faktorius buvo tai, kad pasirinkta vieta buvo šalia Nevados bandymų poligono, kuriame Jungtinės Amerikos valstijos vykdė branduolinių ginklų bandymus. Kadangi ši teritorija jau buvo griežtai kontroliuojama ir ribojama visuomeniai, tai suteikė papildomą saugumo sluoksnį būsimiems slaptiems projektams. Būtent tai ir padarė šią vietą idealią. Netrukus čia buvo pradėta statyti slapta bandymų bazė. Pirmieji darbuotojai gyveno itin kukliomis sąlygomis, laikinuose nameliuose ar priekabose, o pati bazė iš pradžių buvo labiau panaši į statybvietę nei į vieną slapčiausių objektų pasaulyje. Darbuotojai į bazę buvo gabenami griežtai kontroliuojamais būdais, o visa veikla teritorijoje buvo apgaubta paslapties. Dauguma ten dirbusių žmonių žinojo tik tiek, kiek buvo būtina jų darbui atlikti, todėl tik nedaugelis suvokė visą vykdomų projektų mastą. Žemėlapiuose ši vieta buvo pažymėta gana nuobodžiu pavadinimu – Area 51, tačiau nėra visiškai aišku, kada tiksliai šis pavadinimas pradėtas naudoti. Ankstyvaisiais bazės kūrimo metais darbuotojai ją dažniau vadino Groom Lake, pagal netoliese esantį išdžiūvusį ežerą. Pavadinimas Area 51 greičiausiai atsirado dėl teritorijos numeracijos sistemos, naudotos Nevados bandymų poligone ir plačiau paplito vėliau. Nedaugelis tuomet būtų pagalvoję, kad šis paprastas karinis žymėjimas ateityje taps viena garsiausių ir paslaptingiausių vietų pasaulyje. Dar įdomiau tai, kad dešimtmečius Jungtinių Amerikos valstijų valdžia viešai beveik nekalbėjo apie šią bazę, nors apie ją sklandė gandai, oficialus Area 51 egzistavimo pripažinimas pasirodė tik 2013 metais, kai buvo paviešinti anksčiau įslaptinti CŽV dokumentai. Tačiau kol visuomenė net nežinojo apie bazės egzistavimą, už jos tvoros jau buvo kuriamos technologijos, kurios
daugeliui atrodė tiesiog neįmanomos. Ir būtent čia prasidėjo projektai, dėl kurių Area 51 tapo legenda. Pagrindinė Area 51 paskirtis buvo gana aiški. Tai buvo vieta, kur Jungtinės Amerikos valstijos galėjo kurti ir bandyti pažangiausias karinės technologijas visiškoje paslaptyje. Pirmasis didelis projektas, dėl kurio buvo pasirinkta ši bazė, buvo U-2 žvalgybinis lėktuvas. Šaltojo karo metais Jungtinėms valstijoms reikėjo būdo stebėti Sovietų sąjungą, todėl buvo sukurtas orlaivis galintis skristi daugiau nei 20 km aukštyje, gerokai aukščiau nei dauguma to meto lėktuvų. Tokiame aukštyje U-2 galėjo fotografuoti karinius objektus ir rinkti žvalgybinę informaciją, kuri tuo metu buvo itin vertinga. Būtent dėl šio projekto Area 51 tapo vienu svarbiausių slaptų bandymų centrų Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau U-2 buvo tik pradžia. 7-ajame dešimtmetyje bazėje pradėti dar ambicingesni projektai. Vienas svarbiausių buvo A-12, itin slaptas žvalgybinis lėktuvas. A-12 buvo tikras technologinis šuolis į priekį. Jis galėjo skristi daugiau nei 3 kartus greičiau už garsą ir veikti tokiame aukštyje, kur jį būtų itin sunku aptikti, pasiekti ar numušti. Daugelis technologijų išbandytų šiame projekte vėliau buvo panaudotas kuriant garsųjį SR-71 Blackbird. Tačiau Area 51 neapsiribojo vien žvalgybiniais lėktuvais. Laikui bėgant čia buvo pradėti bandyti ir naujos kartos sunkiai radarais aptinkami orlaiviai. Inžinieriai ieškojo būdų sukurti orlaivius, kuriuos radarams būtų kuo sunkiau aptikti. Šių tyrimų rezultatu ilgainiui tapo F-117 Nighthawk, pirmasis pasaulyje plačiai naudotas neaptinkamas lėktuvas. Jo kampuotas dizainas atrodė taip neįprastai, kad iš pirmo žvilgsnio labiau priminė mokslinės fantastikos filmų skraidyklę nei tikrą karinį orlaivį. Visi šie projektai turėjo vieną bendrą bruožą – ypatingą slaptumą. Daugelis bandymų buvo vykdomi naktimis, o informacija apie juos buvo griežtai kontroliuojama. Toks slaptumas buvo būtinas kariniu požiūriu, tačiau jis turėjo ir netikėtą šalutinį poveikį. Kadangi visuomenė beveik nieko nežinojo apie tai, kas vyksta bazėje, kiekvienas neįprastas objektas Nevados danguje, skrendantis neįprastai aukštai, dideliu greičiu ar atrodantis visiškai kitaip nei tuo metu žinomi lėktuvai, greitai tapdavo spėlionių objektu. O kai oficialiai paaiškinimų nebuvo, gandai ir įvairios teorijos pradėjo plisti kur kas greičiau nei tikroji informacija. Ir būtent čia prasideda istorija apie tai, kaip slapti kariniai objektai pamažu virto vienomis garsiausių NSO legendų pasaulyje. Nors šiandien Area 51 daugeliui pirmiausia siejasi su ateiviais ir NSO, pirmosios legendos greičiausiai gimė dėl labai realių priežasčių. 1950-aisiais ir 60-aisiais virš Nevados dykumos buvo bandomi vieni pažangiausių orlaivių pasaulyje. Tokie lėktuvai kaip U-2 ar A-12 skrido taip aukštai ir taip greitai, kad daugeliui žmonių atrodė tiesiog neįmanoma. Kadangi šie projektai buvo griežtai įslaptinti, visuomenė neturėjo jokio paaiškinimo tam, ką matė danguje. Vėliau pati CŽV pripažino, kad nemaža dalis tuo laikotarpiu užfiksuotų NSO pranešimų greičiausiai buvo susiję būtent su slaptais žvalgybiniais lėktuvais. Tačiau kuo daugiau paslapčių gaubė Area 51, tuo daugiau atsirasdavo spėlionių. Valdžia apie tai nieko nekomentavo, teritorija buvo griežtai saugoma, o informacijos trūkumas tapo puikia terpė įvairioms teorijoms. 8 ir 9 dešimtmečiuose pradėjo plisti pasakojimai apie neįprastus objektus virš dykumos, slaptus eksperimentus ir technologijas, kurios esą gerokai lenkė savo laikmetį. Būtent tada Area 51 pamažu virto ne tik karinė baze, bet ir viena garsiausių pasaulio paslapčių. Vienu svarbiausių lūžio taškų Area 51 istorijoje tapo 1989 metai. Tais metais vyras vardu Bob Lazar davė interviu, kuriame teigė dirbęs slaptame objekte netoli Area 51, vadinamame S4. Pasak jo, šiame komplekse buvo saugomi nežemiškos kilmės erdvėlaiviai, o mokslininkų užduotis buvo išsiaiškinti, kaip veikia jų technologijos. Pasak jo, šie erdvėlaiviai naudojo iki tol nežinomą energijos šaltinį ir technologijas, kurių žmonės dar nesugebėjo sukurti. Šie pranešimai greitai išplito žiniasklaidoje ir NSO bendruomenėje, tačiau kartu atsirado ir daug klausimų. Nepriklausomi tyrėjai nerado įrodymų, patvirtinančių kai kurias jo biografijos detalės, įskaitant dalį apie išsilavinimą ir darbo istorijos teiginius. Taip pat nebuvo pateikta viešų įrodymų, kurie patvirtintų jo pasakojimą apie nežemiškas technologijas. Todėl iki šiol Bob Lazar istorija išlieka prieštaringa. Vieni jį laiko informatoriumi, atskleidusiu slaptą informaciją.
kiti žmogumi, kurio teiginiai nėra pakankamai pagrįsti faktais. Tačiau nepriklausomai nuo to, kuri pusė teisi, Lazar padarė didžiulę įtaką Area 51 įvaizdžiui. Iki tol ši bazė daugiausiai buvo siejama su slaptais kariniais projektais, o jo pasakojimu Area 51 visuomenės vaizduotėje tapo vieta, kur galbūt slepiama kažkas daugiau nei eksperimentiniai lėktuvai. Ir būtent dėl šios priežasties diskusijos apie Area 51 tęsiasi iki šiol. Area 51 nėra vienintelė slapta karinė bazė Jungtinėse valstijose. Tokių vietų yra ir daugiau. Ir daugelis jų buvo naudojamos slaptų projektų bandymams. Tačiau nei viena iš jų netapo tokia pasaulinė legenda kaip Area 51. Ir to priežastis pirmiausia gali būti tyla. Dešimtmečius Jungtinių Amerikos valstijų valdžia iš esmės vengė viešai kalbėti apie šią vietą. Nors daugelis žinojo, kad tokia bazė egzistuoja, oficialios informacijos apie ją beveik nebuvo įmanoma gauti. O kai apie kažką nekalbama, žmonės natūraliai pradeda pildyti spragas patys. Ir dažniausiai blogiausiais įmanomais scenarijais. Antra, dėl to, kad kai kurios keisčiausios istorijos pasirodė esančios tikros, nors daugelis gandų apie ateivius ir nežemiškas technologijas taip ir liko nepatvirtinti, tai nereiškia, kad žmonės viską išsigalvojo. Area 51 iš tiesų buvo vykdomi slapti projektai, apie kuriuos visuomenė neturėjo nė menkiausio supratimo. Čia buvo kuriami ir bandomi pažangiausi savo laikmečio žvalgybiniai bei kariniai lėktuvai, o jų egzistavimas ilgus metus buvo laikomas paslaptyje. Todėl žmonės buvo teisūs manydami, kad už bazės tvoros vyksta kažkas neįprasto. Jie tiesiog klydo bandydami paaiškinti, kas tai buvo. Vietoj nežemiškų technologijų ten buvo kuriamos technologijos, kurios tuo metu atrodė beveik neįmanomos. Šiandien mes žinome daugiau nei prieš kelis dešimtmečius. Žinome apie U-2, A-12, F-117 ir kitus slaptus projektus. Žinome, kad daugelis NSO stebėjimų greičiausiai turėjo labai žemiškus paaiškinimus, tačiau tuo pačiu metu atsiranda ir naujų klausimų. Pastaraisiais metais Jungtinių Amerikos valstijų valdžia pradėjo viešinti dalį informacijos apie vadinamuosius neatpažintus anomalinius reiškinius. Buvo paskelbti vaizdo įrašai, ataskaitos ir tyrimų rezultatai, kuriuose pripažįstama, kad kai kurie užfiksuoti objektai ar reiškiniai kol kas neturi aiškaus paaiškinimo. Svarbu suprasti, kad tai nėra įrodymas apie ateivius, tačiau tai reiškia, kad net ir šiandien egzistuoja reiškinių, kurių kariuomenė ar žvalgybos institucijos tiesiog negali paaiškinti. Dar įdomiau tai, kad visuomeniai dažniausiai pateikiama tik dalis informacijos. Dažnai nėra aišku, kodėl konkretus dokumentai buvo paviešinti būtent dabar, kokiomis aplinkybėmis buvo užfiksuoti šie reiškiniai, arba kiek informacijos vis dar lieka įslaptinta. Ir galbūt Area 51 legenda niekada neišnyks, nes ji nėra tik apie vieną objektą dykumoje, ji yra apie tai, kaip mes bandome paaiškinti tai, ko nesuprantame. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.